Tai mano vardas Tadas Kertenis. Mano pagrindinė šiuo metu veikla yra kelionių startuolis Hopify. Pagrindė mūsų tokia kaip misija, tai yra didelių IT įmonių kelionių aptarnavimas, organizavimas, logistikos ir biurokratijos sudėliojimas, viskas į vieną krūvą. Tai mūsų principas būtų vienas iš tų pagrindinių, kad aptarnauk klientus gerai ir jie tau, jie aptarnaus tave, tai reiškia, kad jie tau sumokės, jie tave išlaikys, jie tam džiaugsis ir panašiai. Vienas iš dalykų yra būti visada pasiekiamam, tokiam kaip didžiuoju broliu tavo kelionės metu. Esu gyvenęs Australijoje, esu gyvenęs Graikijoje, esu gyvenęs Londone ir esu dar gyvenęs Vilniuje. Praeitais metais 1,5 metų gyvenau Vilniuje ir vis tiek galiu pasakyti, nežinau kodėl, bet tas Kaunas labai traukia. Jis nėra didelis miestas, bet jis turi didelio miesto privalumus, kaip kad kultūra, naktinis gyvenimas, kažkokia verslo aplinka, žmonių kiekis pats tinkamas. Šiaip sakyčiau rinktis Kauną dėl to, kad jis tiesiog yra patogus bent jau pradėti verslą. Aišku, tas verslas, jeigu iškils ten iki kažkokio milijardinės kompanijos, gal Kaunas ir bus jau tada per mažas miestas, nes tau truks žmonių kapitalo, truks tiesiog vietos ofisam ir panašiai. Bet pradėti verslą čia daug geriau, čia tau visos institucijos šalia, kurių tau reikės gal kažkokių licenzijų, registrų centrų ir taip toliau. Visi geriausi verslininkai irgi praktiškai vienoj zonai, prie Karo muziejaus Kaune. Tu viską turi vietoj, tau labai daug laiko sustaupys. Tai dėl to aš siūlyčiau gal pasirinkti šitą miestą pradžiai.